Sveiki, čia Mūzos, kultūros informacijos ir gerų emocijų kupina laida. Šįkart pradėsime nuo išeivijos grando lietuvių dailininko Jono Rimšos, atskleidusio tolimosios Bolivijos indėnų dvasią darbų. Kauno Mykolo Žilinsko dailės galerijoje eksponuojama didelė Jono Rimšos darbų kolekcija iš reikšmingų ir mums nepažįstamų Bolivijos bei indėniškojo periodų. Tai jau trečioji Lietuvoje surengta menininko darbų paroda. Pirmosios dvi vyko Vilniuje ir jose dominavo Taičio periodo darbai bei portretinė tapyba. Šiuose darbuose atsiskleidžia individualus Jono Rimšos požiūris į indėnų, kuriuos jis vadino bronziniais žmonėmis, kultūrą. Ši paroda yra įdomi turbūt tuo, kad turim tikrą, išsamų Bolivijos periodo pristatymą ir indėniško laikotarpio. Ir atsiveria visiškai naujos jo kūrybos savybės. Tai yra, kas yra įdomu, tai temos požiūrio ir ne tik temos, bet netgi kūrybinių nuostatų požiūrį. Yra įdomu tai, kad jis kelia ten atvykęs žmogus iš šalies, neturintis pastogės, neturintis namų, neturintis, žodžiu, iš ko pragyventi. Jis išdrįsta pasisakyti prieš kolonijinę tą politiką ir čia mes matom tų darbų, kuriuose jis galvoja ir sprendžia tą problemą. Kaip sugyvena indėnai su užkariautojais, ispanais. Ir šitas labai įdomiai, sakyčiau, meniškai yra atskleidžiama. Nes jam svarbu tokios bendros, reiškia, problemos. Tai yra, indėnus jisai vaizduoja tikrai tokius, kurie 400 metų buvo nukariauti ir jie neprarado to savo dvasinio taurumo, kilnumo ir net jisai juos vaizduoja, ar tai bus šokiai, ar tai bus muzikavimas, ar bus kokios tai kitos scenos. Jie atlieka savo darbą, jie uždari, jie gyvena savo gyvenimą, jie saugo savo tradicijas ir savo kalbą. Vienu stipriausių Bolivijos dailininkų laikomas Jonas Rimša savo kelionių metu atrado dvi seniausias indėnų giminės – Aimarus ir Kečujus, kurių gyvenimą, papročius ir itin puoselėjimas tradicijas perteikė savo drobėse. Parodos kuratorės teigimu, būtent indėniška dvasia buvo pats didžiausias menininko atrastas turtas, nes nei vienas dailininkas iki jo savo kūryboje net nebandė perteikti indėniškos kultūros niuansų ir savitumų. Reiškia, jis kaip dailininkas viską matė jų nepaprastai gražius, istoriškai susiklošiusius drabužius, tuos pančo, apie kuriuos jisai sako, kad kai pamato indėną mieste be savo pančo, tai indėnas praranda didžiąją dalį savo esmės, jisai pasidaro paprastas žmogelis. O kada jie vaikšto su tais apriedais, tai tu matai jų kultūrą ir ta kultūra atkreipia, tiesiog savo kultūra atkreipia dėmesį praeivių. Ir dar vienas labai man įdomus yra momentas toj parodoj, kad mes daug ką galim rasti bendro su Lietuva. Jeigu tose ankstesnėse parodose galima buvo kalbėti apie koloritą, apie žalios spalvos, tą nepaprastą galią, emocionalumą ir įspūdingumą jo kūryboje, ko net nesugebėjo mūsų tapytojai taip stipriai pajusti tos žalios spalvos grožio. Aišku, kad tai yra todėl, kad ten kitas apšvietimas, kad ten skaidrus oras, kad ten kita saulė ir jam visą tai atsivėrė. Bet tik tai per šitą galėjom kalbėti, kad yra lietuviškas. O čia mes matom, kad tapydamas indėnų gyvenimo kūrinius, jisai atranda labai daug bendrumo su Lietuvos istorija, nes mes irgi turėjom ir nemažai užkariautojų. Ir mums buvo svarbu išsaugoti savo papročius, savo tikėjimą ir savo kalbą.
Tai lygiai taip pat savo dainas, savo tautosaką, lygiai taip pat kaip indėnams. Ir jam tas buvo labai brangu. Kūrybai menininkas atiduodavo visą save. Teigiama, jog pagautas įkvėpimo Jonas Rimša galėjo tapyti lyg apsėstas dieną ir naktį be paliovos. Dar viena menininko aistra buvo kelionės. Dailininko norą pažinti senasias primityves kultūras, pabuvoti Taityje, kur įkvėpimo sėmėsi ir žymusis prancūzų dailininkas Polis Gogenas, puikiai pamena ir jo ekscelencija Valdas Adamkus. Aš tikrai jaučiuosi, kaip sakant, kaip namie, kadangi su Rimša, mane jungia gan ilgų metų pažintis, svarbiausiai, kad susipažinau su juo už Lietuvos ribų, kadangi su jo jauniausia seserim kartu esam baigę gimnaziją. Tai čia buvo mūsų pirmieji žingsniai, pirmieji paveikslai, kuriuos įsigijome Argentinoje. Ir nuo to laiko aš džiaugiausi, kad vienas iš paskutinių žingsnių jo išsvajotas, kaip sakant, Tahiti tapo realybę, nes visą laiką apie Gogeną kalbėdavo. Jis ir laikomas, kaip sakant, Pietų Amerikoje savotiškų Gogeno pasiekėjų, ar Pietų Amerikos Gogenų, kaip jie sako. Ir tam sąlygas aš sudariau tą prasme, kad buvo jo paveikslų paroda Čikagoje, išpardavėm beveik visus paveikslus, sudarėm gan pakankamą sumą pinigų ir jisai 6 mėnesiai iš mūsų namų išvyko ir praleido Tahiti saloj. Paskui grįžo atgal, žinoma, ir Kalifornijoje ten baigė savo dienas. Šioje parodoje eksponuojamų Bolivijos ir indėniškojo kūrybos periodų darbų verte neabejoja ir žymusis išeivijos lietuvis Raimundas Mieželis. Jo teigimu, tai puikia galimybė giliau pažinti Rimšos kūrybos pasaulį, pasigėrėti jo braižui būdingomis dinamiškomis formomis bei įvertinti dailininko tapybos visumą tarptautinėme kontekste. Kadangi aš esu gyvenęs Pietų Amerikoje 20 metų, 3 valstybėse ir užbaigiau Argentinoje, tai aš šitą parodą labai vertinu dėl to, kad yra, reiškia, Lietuva suriša su Pietų Amerika, kuri man yra labai irgi svarbi. Ir šita paroda Jonas Rimša yra tikrumoj vienas iš stipriausių mūsų tapytojų, žmogus, kuris yra tiek daug pasiekęs, net ir pačioj Pietų Amerikoje jį labai vertino. Jo paveikslai yra visi žinomi, priimtini ir labai svarbus. Tiek apie jį sakyčiau, kad o šita paroda yra labai įspūdinga, labai fantastiškai. Jisai turbūt sėdi viršų ir džiaugiasi, kad žiūrėk, kiek jo darbų yra Kaune ir yra Lietuvoje. Jonas Rimša ne tik vienas ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų garsinusių Lietuvos vardą svetur, įspūdingi ir jo nuopelnai Bolivijos kultūrai, už kuriuos jis apdovanotas aukščiausių iš civiliams skiriamų Andų Kondoro kavalieriaus ordinu. 6-ame dešimtmetyje jam suteiktas Bolivijos valstybės garbės piliečio titulas, vėliau garbės profesoriaus vardas. Bolivijos vyriausybė iš dailininko įsigijo apie 250 paveikslų, kuriuos perdavė svarbiausioms valstybės įstaigoms. Per visą kūrybos laikotarpį Jonas Rimša sukūrė per 1000 paveikslų, surengė daugiau nei 30 individualių parodų. Šios ekspozicijos pagrindą sudaro privataus išeivijos dailės fondo surinkti kūriniai bei 7 nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus ankstyvieji dailininko paveikslai. O dabar pakeiskime kursą link muzikos, tiksliau link džiazo. Džiazo miniatiūros talentingų Lietuvos muzikantų projektas, jie tyrinėja džiazo klasiką ir kaskart atranda ten naujų spalvų. Ar kada nors esate susidūrę su muzika, kurį jis užklupo, atrado, pakerėjo ir tarsi ant sparnų nunešė tolyn? Tolyn nuo kasdienybės, buities ir rūpesčių. Tolyn link individualumo, kūrybiškumo ir laisvės horizontų. Tokia muzika tikrai egzistuoja subtilaus balso savininkės Giedrės Kilčiauskinės širdyje ir naujausioje jos bei 3 profesionalių instrumentalistų parinktoje programoje. Man patinka žanras daina, kad tai vis dėlto ne kūrinys būtų, arba žargonu kalbant, ne gabalas,
ne, kuris yra be struktūros, jeigu iš muzikinės pusės kalbėt, tiesiog kažkokia laisva improvizacija ar vystymas. Taip, aš tai irgi kartais darau, bet vis dėlto prioritetas būtų dainos žanrui ir man labai svarbus yra tekstas ir aš negaliu daug išsidirbinėti su tekstu. Jeigu tu dainuoji vien tik tai vokalinę improvizaciją, tai tada aišku yra daugiau laisvės. Džiazas – improvizacijos menas ir net jei šioje programoje skambančius kūrinius esi girdėjęs ne kartą, suvoki, kad moderniai aranžuoti džiazo standartai bei virtuoziškas muzikos perfrazavimas kaskart suskamba vis kitaip ir neįmanoma nuspėti, koks jis bus šį kartą. Aišku tik viena – abejingų šios grupės muzikai tikrai neliks. Just meant for two, from which I'll never roam. Savitas Giedrės Kilčiauskienės balsas gerai pažįstamas ne tik džiazo mylėtojams. Ji žinoma kaip grupių Empty, Pieno lazeriai bei Blue in Bossa projekto vokalistė. Universaliu talentu apdovanota atlikėja teigia nevengianti pasinerti ir į prieštaringai vertinamą bliuzą. Mama pasakojo, kad aš vaikystėje mokėdavau tobulai mėgdžioti kitų dainininkų balsus ir kad mokėjau dainuoti Arinos balsu, nors aš ten jos klausydavausi, ta kasetė jau nuzulinta, perplyšus turbūt buvo. Ir kažkaip bliuzas taip ir įaugęs, nors Lietuvoje kažkodėl tokia nuomonė yra susidarius, kad bliuzas tai nėra rimta muzika ir manau, kad klaidingai. Tai yra, kad ją yra nemadinga groti, kad tai yra senių muzika, kad tai yra girtuoklių muzika ir purvina, taip jinai purvina, jinai skausminga tokia, bet pasaulyje yra visai kiti pavyzdžiai. Džiazas egzistuoja tik dabartyje, mėgsta kartoti šio kolektyvo muzikai. Tačiau, kad žiūrovai čia ir dabar perteiktų tą emociją ir geros energijos užtaisą, tenka išties daug dirbti, jau nekalbant apie privalomus gabumus ir išsilavinimą. O pastarųjų tikrai netrūksta džiazo pianistui Andrėjui Polevikovui, kuris ne tik puikiai valdo instrumentą, bet ir sukūrė daugumą šio koncerto aranžuočių. Aš kažkaip nesireiškinu aranžuotės. Ir norėčiau pasakyti, kad čia tik kažką aš vienas padariau. Žinokit, aš puikiai įsivaizduoju savo draugų galimybės ir kartais tiesiog jie padaro daugiau negu aš. Aš žinau, ką sugeba kiekvienas žmogus, aš tik kartais pasakau keletą žodžių, net per repeticiją. Ir viską padaro jie, tai aš čia tokį vaidmenį užimu, ne tiek, kad aš čia kažką super tokio darau ir labai sudėtingo. Aš tiesiog stengiuosi žmonėms duoti irgi tiesiog atsiskleisti ir jie tai puikiai padaro. Grojam, koncertuojam nemažai, todėl matyt tas, kas būtent, nes geriausia repeticija yra iš tikrųjų koncertas, nes tada reikia koncentracijos geriausios ir dėmesio kiekvienam. Ir tada nėra netgi, kaip ir sakyti, turi susikopti, nes klaidų negalima daryti. Tai čia geriausia repeticija. Koncertų yra ir repeticijų yra. Brandus muzikinis mąstymas, profesionali grojimo technika, garso sodrumas bei ekspresyvumas – tai bruožai išskiriantis vieną ryškiausių jaunosios kartos kontrabosininkų Vytį Nivinską, kuris itin vertina ir džiazo stilių įvairovę. Apie programą taip man patinka. Jeigu man nepatiktų, tikrai negročiau, nes tai nėra kažkokia super komercinė muzika, kuri atneša pelną. Man patinka kūrinių įvairovė, man patinka, kaip mes jos perdirbam, savai perfrazuojam, kažkokią savo versiją sukuriam. Kiekvienas galvojame apie savo instrumentą, apie skirtingas išraiškas instrumento, o ansambliškai taip mes repetuojam, galbūt ne tiek daug repetuojam, nes visą laiką labai smagu palikti improvizacijos laisvę, kad tie kūriniai skambėtų kiekvienas iki truputėlį kitaip. Džiazo melodijos paliestos šių kūrybingų muzikų skamba išties kitaip. Originalumo netrūksta ne tik grupės improvizacijose. Itin originaliai savo instrumentu groja ir pats Vytis, retkarčiais įprastą stryką iškeisdamas į būgnų lazdelę.
nebūdinga, bet įdomu eksperimentuoti, įdomu ieškoti naujų spalvų, sąskambių. Prasme, banalu būtų pagal kažkokį tai standartą groti ar mąstyti, tai kažko vis tiek ieškai žmogus per gyvenimą. Kartais randi, kartais ne. Nors charizmatiškas ir itin atidus muzikiniai visumai būgnininkas Gediminas Augustaitis nėra pastovus šio kolektyvo narys, jo teigimu visada malonu improvizuoti su tokiu profesionaliu kolektyvu. Mano pirmoji meilė muzikoje tai turbūt ir buvo džiazo muzika, tai visada malonu prisiliesti prie tos pirmo pradės, reiškiasi. Jeigu kalbant apie būgnus, tai ir patys būgnai savo dydžiai skiriasi džiazui, rokui ir technikos skiriasi. Bet, manau, kiekvienas profesionalus būgnininkas turi būti pakankamai prisilietęs ir prie to, kad galėtų tiesiog bet kada pakviestas groti bet ką, bet kokiu metu. Giedrė Kilčiauskienė bei jos kolegos džiazmenai netrukus galės pasidžiaugti ir nauja kompaktinė plokštele. Taip pat artimiausiose grupės planuose numatytas ir šio koncerto įrašas. Kažkurio periodu trupučiuką kurdavau angliškai, o dabar aš nežinau, ar į protą atėjau, ar iš proto išėjau, ar tokia pati likau, kokia esu, bet man atrodo, kad vis dėlto kurti vis dėlto geriau yra lietuvių kalba, nes mažai yra tų dainų. Aš pati dirbu Vilniaus kolegijoje, dėstau džiazinį vokalą ir, tarkim, repertuaras vis dėlto yra tik tai angliškas ir labai trūksta dainų. Solinis mano albumas bus 10 lietuviškų dainų, vadinsis Optinė apgaulė. Visos pačios kurtos, tik tai, aišku, muzikantai man padėjo jas aranžuoti. Beje, Andrėjus, kuris šį vakarą grojo, tai irgi tame albume groja. Bet šitą programą, kur girdėjo, tai mes irgi, jeigu laikau čiūrikus, jeigu viskas gerai, tai balandžio mėnesį įrašinėsim ir turbūt gal gegužės mėnesį jau galės kažkur ar mūsų koncertuose, ar kažkur įsigyti klausytojai. Melodingų džiazu ir itin profesionaliu atlikimu išsiskiriantis kvartetas garsėja ne tik mūsų šalyje. Savo parengtą programą jie sėkmingai pristatė ir gastrolių po Europą metu Liuksemburgo džiazo festivalyje Blues and Jazz Rally. Pats metas apsilankyti kine, mūsų palydovas, kino kritikas Gediminas Jankauskas. Labadiena, gerbimieji žiūrovai. Pakalbėkime apie naujausius filmus. Iki kovo 28-osios Kauno Akropolyje įsikūrusiame kino centre Forum Cinemas dar galima pasižiūrėti labai gerų festivalio Kino pavasaris filmų. O mes šiandieną pristatysime naujausius šią savaitę pasirodančius filmus. Tik bijau, kad po kino festivalio gurmaniškos puotos naujausi filmai atrodys kaip įprasti patiekalai iš paprasto valgiaraščio. Tradiciškai turime skirtingų žanrų filmus, jie yra 3, apie visus trumpai. Žinoma, populiariausias iš visų naujų filmų turėtų būti filmas Krūdžiai, nes tai yra animacinė nuotykių komedija, o animacinį kiną mėgsta ir jaunas, ir senas, ir maži, ir dideli. Mūsų žiūrovams animacinė komedija apie optimistišką Krūdžių šeiminėlę patiks dar ir todėl, kad visi animaciniai personažai kalba mūsų garsių aktorių ir šou verslo atstovų balsais. Juoksimės ne tik tai iš urvinės civilizacijos linksmybių, bet ir kartu galvosime, kad per 10 000 metų šeimininio gyvenimo aplinkybės ir tėvų bei vaikų santykiai nedaug te pasikeičia.
Antrasis filmas Pašėlė pirmieji metai. Pagal žanrą šis filmas yra romantinė komedija, o tokius filmus lietuvių jaunimas taip pat mėgsta. Kaip skelbia pats pavadinimas, autoriai matyt turi omenyje tą laikotarpį, kuris prasideda tuoj po vestuvių. Nes pirmieji bendro vedybinio gyvenimo metai ir yra tas lakmuso popierėlis, kuris parodo, kaip amžinai mylėti vienas kitą prisiekę žmonės, vienaip ar kitaip susidoroja su vedybinio gyvenimo padiktuotomis problemomis. Du jauni žmonės, būsimasis rašytojas ir gražuolė, nusprendžia gyventi kartu, jie yra pagrindiniai šito filmo herojai. Trečiasis filmas gali būti mūsų pavadintas netgi telefoniniu trileriu. Mat pagrindinė šio filmo herojė, kurią vaidina juodaodė aktorė, Oskaro laureatė Holly Berry, yra telefonistė. Filmas vadinasi Pagalbos šauksmas. Telefonistė vaidina Holly Berry. Vieną kartą šio pagalbos telefonu paskambina maža mergaitė, kurią persekioja maniakas. Žinoma, telefonistė Jordana nori padėti mažai mergaitei ir įsivėlia į labai pavojingą situaciją, kai jai pačiai prireikia ne tik tai psichologinės pagalbos. Tokie yra 3 naujausi šios savaitės filmai. Apie naujesnius pasakosime kitoje laidoje po savaitės. Gerų jums įspūdžių kine. Literatūros rubrikoje norime pristatyti 3 naujas leidyklos Tyto Alba knygas. O pradėsiu nuo vieno žymiausių ir produktyviausių žydų rašytojų Grigorijaus Kanovičiaus knygos Miestelio romansas. Lietuvos nacionalinės ir Izraelio rašytojų sąjungos premijų laureatas, Rusijos Bukerio premijos nominantas, jo kūryba išversta į 13 pasaulio kalbų. Bendras jo knygų tiražas jau viršyja 1 milijoną. Prozininkas, poetas, dramaturgas, vertėjas, kino scenarijų autorius. Visa tai Grigorijus Kanovičius. Jis rašo rusiškai, taip pat ir lietuviškai. Jau 20 metų gyvena Izraelyje, o rašytojo plunksnai priklauso 11 romanų, kurie sudaro savotišką Lietuvos žydų gyvenimo sagą, apimančią laikotarpį nuo 18 amžiaus iki pat mūsų dienų. Taigi naujausias kūrinys Miestelio romansas kupinas tikrų prisiminimų. Pats autorius dar rašydamas kūrinį jį apibūdino kaip beletristinius prisiminimus apie savo šeimą ir apie gimtąją Jonavą. Taigi išties mūsų rankose romanas apie tarpukario Lietuvos miestelių gyventojų, žydų, lietuvių, lenkų, rusų likimus. Žinoma, mūsų kino aktorė Gražina Baikštytė, rašydama apie žinomą režisierių Rimą Tuminą, sakė, norėjusi pirmiausiai pristatyti savo jaunystės laikų bičiulį, kuris tapo didžiu kūrėju. Autorė iškart pabrėžė, jog nėra nei rašytoja, nei teatrologė. Todėl ir siūlanti ne monografiją ir net ne biografinę knygą. Taigi koks jis Gražinos Baikštytės Rimo Tumino sodas? Sakyčiau, netradicinis, gal kinematografiškas. Knygoje rasite pokalbius su Rimo Tumino kolegomis, aktoriais, draugais Lietuvoje ir Maskvoje. Taip pat paties režisieriaus minčių apie teatro paskirtį, gyvenimo vertybės, personažo ir išvis žmogaus kelionę mus supančiomis sferomis, 8 gyvenimo ratais. Tai kelias į grožį, į harmoniją, į amžinybę, kur paskutinėme rate jau girdėti kosmoso garsai, angelų choro giesmės. Režisierius sako, kartais girdintis tuos kosmoso garsus, nors gal tai apskritai nėra pasiekiama. Jis pats sako, dar nepriėjo 5, galbūt 6 rato, taigi dar tikrai yra kur eiti. Gražina Baikštytė prisipažino, jog pradėjusi rašyti manė, kad Rimą Tuminą pažįsta. Tačiau pasirodė, jog ji gerokai klydo. Ir dar kultinė australų rašytoja gerai pažįstama ir Lietuvoje Colleen McCullough ir jos atsiminimai be nuobodybių. Tai autobiografija, kategoriška, kandi, negailestinga ir tikrai nenuobodi. Tokia ir negali būti, mat autorė pateikia savo versiją, kodėl Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, o nemirė kitokia mirtimi. Ką ji mano apie populiarų televizijos serialą Midsomerio žmogžudystės, apie laiko prigimtį, pavydą ir apie Šekspyrą. Ir apie tai, kaip ji lankėsi Vilniaus knygų mugėje.
taip pat kaip ji įsivaizduoja rojų ir pragarą, kokiomis savybėmis pasižymi jos katės, kokias savo parašytas knygas ji labiausiai mėgsta ir kodėl. Ir žinoma, autobiografija pasakoja apie pačios rašytojos gyvenimą, kuris nebuvo rožėmis klotas. Taigi, iš ties turime ką šį kartą pasirinkti. Dar noriu priminti, kad kiekviena iš šių knygų, kurias mums pristato leidykla Tyto Alba, iš ties yra verta jūsų dėmesio. Tai ir viskas mūsų laidoje šiandien. Ačiū, kad visą pusvalandį buvote drauge. Susitikime ir kitą kartą, tuo tarpu kuo gražesnių jums emocijų šiame nenuspėjamame meno pasaulyje.